buvo piliakalnis daro ir papasakos, kaip čia žmonės gyveno. Kadaise prieš 100 metų Žulos Vieškumo kalną fiksuoja išdidus. Kur Nemunas priešą vietą padarė upės vingių. Gyvenčia merė namus, viešoji pavadinta viešoji kūnė. Kristupai. Narčiai priešų apsupti. Jie gynė savo pilį laisvę. Nors Krista mūšyje be galo daug žmonių, bet buvo iškovota laisvė. Oras taip atsisėskit. Šiandien mums užkopus ant šio kalno po 1000 popiečių saulės statimo, po šimtmečio nakties liūčių klausimų, kad aplamų apsamanuosiu laiko. Mes girdime savo tuos žodžius, kad esame laisvi, vieningi ir laimingi. Taip, mes esame tokie. Mes esame tokie laisvi, vieningi ir laimingi, dar prie to, kad drausmingi ir protingi. Prašom, sėdų. Dabar noriu paklausyti, kaip jūs. Va, Neveronių vėliava ir joje yra pavaizduotas juodasis gandras, nes Neveronis tai yra apsupti miškų ir yra labai daug perkeltų vietų. Perkeltų vietų, juose peri labai retieji juodieji gandrai. Ir mūsų gerbų yra skirtingai negu jūsų gerbų. Šiandien kaip tik sueina 8 metai, lygiai 8 metai. Ir mūsų gerbų tokia idėja davė mūsų gimnazijos mokiniai. Dabar jau jie studentai, pabaiginėja galbūt mokslus, bet va taip nupiešė. Ir dabar mes truputį tokią dainą jums padainuosime. Atsistojom, čia mes pasidarėm gandrų, atsistojom vaikai ir padainuosime kartu. Sakom, gandrė, gandrė, gandrininkė, vardų šeimininkė, kada vesi pačią, kada kviesi svečią, kur svečius sodinsi, kuo svečius vaišinsi, kur svečius sodinsi, kuo svečius vaišinsi. Va taip labai šauniai, nes dabar kaip tik ne tik gerbo diena. Prašau atsisėsti vaikai. Bet ir jau tuoj gandrinės bus šeštadienį. Tai reikia būtinai, jeigu pamatysite gandrą vaikai, atskrendantį, tai bus labai laimingi jums metai. Ir tada reikia būtinai persiversti kūnių ant žolės. Aš buvau kažkokia vasarą mačiau gandarą. Taip, reikės kūnio ir tada bus ypatingi metai geri. O jeigu tupinti, tada gali ir ne taip gerai sektis ir besimoksai. Ir dabar dar pasakys tokią patarlę apie gandrą. Mūsų Orestas paskaitys jums. Paklausyk. Pasakyk. Štai. Taip, gandras ant stogo, tada laimė po stogu. Vadinasi, labai laimingi namai, kuriuose peri gandrai ant stogo.
Ir dabar, manau, labai smagu buvo išgirsti jūsų istoriją ir jūs truputį apie mus sužinojate. Ir manau, visi jau pasiruošę bendrą dainą, jūs labai gražiai dainuojate, tai gal ir padainuosite. Vaikai, palaukit, muziką negu. O, kaip gražiai groja.